mokyklai, sėdi, rašai, jau negali, atsistoji, iš apsisukimo sieną išmuši. Atrodo vienas viršelis, kad čia kovotojas kažkur tai, o realiai visą gyvenimą daugiau kova su savim, nes aš turiu būti kovotojas, o gyvenimas griūna. Tai kova tavo asmeninė terapija? Ar tu būtum toksai sėkmingas kovotojas, jeigu tu neturėtum ADHD? Tai yra arba dovana didžiausia, arba didžiausias prakeiksmas. Sveiki visi ADHD klubo žiūrėtojai, stebėtojai, visi, kurie domitės, kas yra ADHD. Šiandien antra mūsų laida. Filmuojame ją iš labai įdomios vietos, tai yra iš sporto klubo Arėjas. Ir čia vyksta įvairios treniruotės ir turiu šiandien ypatingą svečią. Noriu atidaryti naują rubriką ADHD veidai. Tai čia pirmas žmogus, kurį kalbinu, kuris yra ADHD oficialus atstovas, Aurimas Krukauskas, vienas iš šito sporto klubo įkūrėjų, nerealus sportininkas. Noriu paskaityti, ką apie tave pasakė tavo mergina, kai paprašiau parašyti, kaip galėtume tave pristatyti. Taigi, Aurimas daugkartinis kovos menų čempionas ir bebaimis ekstremalas. Jis vienintelis Lietuvoje atliko salto su krosiniu motociklu ir už tai gavo apdovanojimą, pasirodo. Kovos ringe jam svarbiausia buvo ne tik varžovai, bet ir kova su savo vidiniais demonais. Kovotoja su demonais. Šiandien Aurimas yra kovos menų treneris, taip pat tapo neseniai kūno kultūros mokytoju Artes Liberales mokykloje. Kaip ir minėjau, įkūrėjas, vienas iš įkūrėjų šito sporto klubo ir esi asmeninis treneris, kuris tikrai sugeba užmegzti ryšį praktiškai su visais. Ypatingais jautriais ADHD turinčiais vaikais ir suaugusiais kartu. Toks jausmas, kad treniruotės mokymas žmonių yra tavo kaip pašaukimas, nes tu kažkaip tiesiog visiškai natūraliai toje erdvėje esi. Pati žinau, nes treniruojas pas Aurimą, esu be galo dėkinga jį atradus. Tai Aurimai, truputėlį apie save, kaip tu pats save pristatytum? Aš esu treneris, ekstremalas, daugiau jau prisižiūrė, aišku, buvęs, sakyčiau, ekstremalas kol kas. Dabar jau netgi mokytojas kūno kultūros naujai čia pradėjęs, bet realiai tai žmogus ieškantis patirčių, semiantis viską iš gyvenimo, ką gali pasiimti duotuoju momentu. O šiaip tai trumpas toks atsakymas, aš daugiau negaliu pasakyti. Patirčių ieškai, ar čia adrenalino? Ir adrenalino ir visko, man patinka išgyventi, man patinka bet kokioje sferoje ar kentėti, ar nekentėti, bet žodžiu, labai plačiai smegenys dirba, ta prasme, kad... Tai vat ką tu pasakoji, toks jausmas, kad tu kažko ieškai dar, ne? Kad tu kažko neradęs, esi nerami dūšia, kaip sako, nerami. Ir tu kažko ieškai. Tai yra šiaip dažnai būdinga ADHD atstovam, ne? Ir ar tu žinai, ko tu ieškai? Nepasakyčiau. Bet esi pastoviam ieškojime. Ar patirčių, ar kažkokio supratimo? Supratimo, žinojimo, kur eiti, kas aš, nes pusę gyvenimo pragyvenau ieškodamas iš viskas aš, nes atrodo viską gali, o galiausiai negali nieko. Neturi savo vietos? Jo, ta prasme, kad kiti susirado darbą, eina, dirba, jiem tenais gerai, gaunasi, kad gyvena perpildyti. Aš susirandu darbą, išeinu iš vieno, iš kito, iš trečio, iš penkto. Visą laiką man kažkaip tai atrodo viskas labai gerai, bet jeigu įsisuka į rutiną, man tada dingsta visi kažkokie jausmai. Ir vėl kažką ieškai naujo. Ta rizika tokia nepasverta dažnai. Tai, ką tu sakai, tai visiškai ADHD apibrėžimas, ne? Kad mums yra sunku išbūti kažkokiam darbe, kai ateina kažkokia rutina ir mums reikia kažkokio stimulo, kažkokių... Atrodo, kad gyvenimas sustoja, griūva, viskas, kad... Ir tau neramu, kad gyvenimas tuščiai prabėgs pro šalį? Taip, ir kad geriau gyventi, mirt gyvenant, negu kad negyvenant. Jo, tai geriau... Jo, ir daug padaryta ir klaidų gyvenime, ir
Bet man irgi visos klaidos tai kaip pamokos didelės. Ta prasme, kad aš tokio požiūrio, kad viskas, kas be nutiktų gyvenime, ar skauda ar neskauda, jeigu tu tai praeini, tai tave tai papildo ir bet kokia patirtis yra daugiau negu kad nepatirtis. Tai va taip. Geras požiūris, tu mokaisi iš to, kas įvyksta gyvenime, taip? Taip, iš visko. Tai truputį noriu paklausti apie tavo gyvenimą, bet pradžiai faktai, kiek tau metų, Aurimai? 34 neseniai suėjo. Kada tu gavai ADHD diagnozę? 32 lygtais. Taip, keli metai tik tai, kai tu žinai, kad tu turi ADHD. Taip. Ar tai pakeitė kažką? Šiaip tai ganėtinai daug ką pakeitė. Kaip ir nieko nepakeitė, bet realiai tai pakeitė daug ką. Supratimas apie Vien save. tas supratimas apie save daug pasakė, labai daug atsakymų dėl vaikystės, nes, čia tokia vaikystė įdomi. Dėl savo daugelio poelgių, nuo mokyklos laikų, nuo dar toliau. Ir jo, daug ką pakeitė. Nepaisant vaistų, tarkim, bet suvokimą apie save, atrodo, viską tą patį ir darydavau ir darau, bet vien priėmimas savęs, kontrolė, gebėjimas ir žinojimas, kad, čia daugmaž normalu. Aš nemėgstu taip sakyti, kad, man ADHD ir čia darai, ką nori, tarkim. Bet, nepasiteisini. Jo, nepasiteisinu, bet suprantu ir man tas lengviau žymiai yra. Čia taip pat kaip ir tėvai, kol priėmė, čia nieko nėra, ten nieko nėra. Čia standartas. Jo, tai visi kaip ir juokiasi pradžiai dabar taip labai fainai, kad priėma daug kas ir priėma tas savybės, kurios seniau būdavo nepriimtinos, bet aš irgi per daug stengiuosi nemanipuliuoti jomis. Bet ir nespaudi savęs kaip anksčiau, kad kodėl, kas būdinga ADHD, kad kodėl aš čia taip darau, kodėl čia man nesigauna, kodėl aš čia toks kažkoks, kiti eina, daro, ten nevėluoja, padaro, dirba, o man kažkaip nesigauna, kai gauni diagnozę, šiek tiek kitaip žiūri save. Žiūriu kitaip, bet stengiuosi nevėluoti, stengiuosi daryti viską kaip žmogus, bet tikrai pasitaiko dažnokai, bet tai nepiktybiniai mano dalykai. Jeigu aš matau, kad tai ne iš piktos valios ar ten kažką priėmu save greičiau negu seniau, tai tikrai ir mažiau kaltinu save, nes tikrai ne iš piktos valios būna, ateini, tu pasakyk, atrodo, susiplanavai vieną, atsidari kažkur kitur, taip. Taigi tu nenorėjai to, bet tu ten atsidūrei. Taip, tiesiog atrodo aplinkybės eina prieš tave, nors tu ir nusistatai, kad dabar nevėluosiu. Bet kažkas nutinka. Tai grįžtant prie diagnozės, tu manai, kad reikalinga diagnozė? Ar galim tiesiog savo gyventi ir negalvoti apie tai? Ar visgi jinai... Manau, kad tikrai reikalinga ją žinoti, verta ją žinoti, nes atsiveria daug kelių ir galimybių, žymiai paprasčiau gyventi, žymiai paprasčiau orientuotis ir priimti save, tarkim, bet man jinai, pavyzdžiui, asmeniškai ką davė, tai priėmimas savęs, bet esmė... Tas priėmimas, visą laiką eina su šitą diagnozę ir vaistai, tarkim. Tai man jie labai padėjo, man sustatė paprastos dienos kontrolę, nes man būdavo, čia gal užeisim dar pakalbėsim apie tai, bet kaip ir varžybas, aš niekada negalėdavau išlaikyti daugiau savaitės koncentruotai kažkokią, kad ir mylimą veiklą, bet jeigu aš pradedu tik tai buksuot, man tada nuneša kitais keliais viską, reikia nunulinti, vėl susikurti savo kažkokią aplinką, kad įsijungtų tas hiperfokusas, o taip negali išbūti, kad ta koncentracija mėtasi, o dėka vaistų tai žymiai man padėjo ir orientuotis, būti dienoj, dirbti paprastus darbus, su kuriais tu gali po biškį pradėti matyti savo gyvenimą plačiau ir tvarkyti dalykus, kurių negalėjai seniau sutvarkyti. Ir irgi ne iš piktos valios, bet dėl savo emocijų, dėl trūkumo atsistoju ir dabar šoksiu nuo kur nors. Ar ten, dabar tiesiog. Toks jausmas būdavo? Būdavo, tai nuo vaikystės. Kad nežinai, ką padaryti, ne? Kad nušokti.
Nu tai čia dabar, jeigu taip grįžt net ir į tą pačią vaikystę, nuo mokyklos laikų, čia dabar jau kai suaugęs, tai žiūri kitokius variantus, nors kitokios akimirkos tiesiog būna, bet kaip ir mokyklai sėdi, rašai, jau negali, atsistoji, iš apsisukimo sieną išmuši. Ir, ta prasme, tai nepaaiškinama normalių protų. Ir tie sprogimai, jie kažkoks tai nuolydis, ar kaip čia pasakyti, nežinau, bet... Iškrova? Iškrova, jo. Bet tu sėdi ramiai, ar prieš tai jau kažkas įvyko? Kaip tu dabar jau suaugęs matai tą... Dabar tai kažkaip tai... Ne, vaikystėj, kai sėdi, atrodo ramiai. Sėdi, atsistoju. Tai ar čia buvo jau kažkas? Ne, čia tiesiog kaupėsi, tau nėra ką veikti, ten tą daryti, koncentraciją laikai tau pripildo ir tasai nusirovimas. Didžiuliai tampa reikia iš tikrųjų. Jo, bet tai protų nepaaiškinti, bet pas kitus būtų intencija ten kažką sugriauti, kažką padaryti, o čia viskas kaip vėjavaikis. Tai ten padarai kažkokį dalyką, tai ten padarai. Ir realiai net nenorėdamas ir dažnai net nesuvokdamas, ką tu čia pridarai. Tu net nesupranti, ne? Kyla impulsas ir tiesiog veiki. Jausmai kitokie ir... Jo. Kaip manai, jeigu turėtum diagnozę vaikystėje ir turėtum galimybę gauti vaistų, ar ta vaikystė būtų kitokia, ar tavo dabartis būtų kitokia? Manau, būtų kitokia galbūt, bet... Neatsisakau ir nenorėčiau keisti realiai nieko, nes tiek, kiek aš pragyvenau, kaip atrodytų išoriai, gal ir nedaug, bet savo gyvenime aš gavau labai daug pamokų, labai daug, kiek iki dabar suspėjau prisirinkti patirties ir skirtingų patirčių, tai man tai labai vertingi dalykai ir aš kaip ir sakau, kad ir daug skausmo, daug tų išgyvenimų tikrai, bet man tai yra daugiau, negu jų nebūtų, tarkim. Arba kad aš patogiai gyvenčiau ir vis tiek aš tiek nebūčiau praturtinęs savo žinių, jeigu aš galbūt gerčiau vaistus ar dar kažką, bet aš negaliu pasakyti, ką gerčiau. Esmė, kad aš tikrai neatsisakyčiau tą, ką aš prigavinau. Ir nuo šio taško visą laiką... Tos visos patirtis tau yra kaip pamokos, taip? Taip. Ar gali pasakyti konkrečiau, ko išmokai, ko tave tai išmokė? Kažkokios disciplinos, kantrybės, empatijos, kas tai? Disciplinos, empatijos, tikrai savikontrolės, labai daug. Ta prasme, realiai, jeigu vardint, gal padėtum, bet aš kiekvienam dalykui dar turiu paaiškinimą, tarkim. Ir kiekvieniem dalykam yra išgyventi momentai, kurie atsispindi. Ir empatijos, ir... Kas tave išmokė empatijos? Kas tau padėjo tapti empatišku labiau? Kovos labai padėjo. Keistai, Šiaip aš empatiškas visą laiką buvau. Empatiškas aš visą gyvenimą labai, bet labai daug tų tokių, net nežinau kaip pasakyti, yra ego, yra tas, ir tu kartais net tas, tu nedarai piktą, bet po to su laiku, kai tau skauda, kai daug praeini pro kitus dalykus, tu pradedi jaust, kad tu ten galėjai įžeisti žmogų, Tu jau čia vėliau pradėjai galvoti? Nu jo, daug čia. Ta prasme, aš visą laiką apie tai galvojau. Aš daug labai galvojau. Bet tu esi daugkartinis visų kovų čempionas. Kaip tai derinasi su empatija? Tu sakai, tu visą laiką buvai empatiškas, bet kartu tu labai daug kovojai ir daug ką nugalėjai, labai daugam jėgos savo parodėjai. Kaip tai tave mokė empatijos? Kaip tavo empatija kovose atsispindėjo? Kovose tai irgi čia atrodo vienas viršelis, kad čia kovotojas kažkur, tai o realiai visą gyvenimą daugiau kova su savim, su savo vidiniais, kaip sakėt, demonais. Nes tai nebuvo, kad kaip daugeliui einu čia kovosiu, čia kažką tai parodysiu. Nenoriu sakyti, kad sunkus tas gyvenimas kažkaip tai pas mane, bet aš jį pats tokį sukūriau, kad visą laiką statydavau save, einu kovoti, išeinu tai tą patį ringą, aš visą laiką einu gatvėj, tarkim,
nu, čia kiti išgyvenimai, nenoriu daug apie tai pasakot, bet aš vis laik statau į realybę, kad man susijungtų tikri jausmai ir ten ringas tik tai dalis materialus pasaulis, kuriam aš galiu dabar pasireikšti, tarkim, bet išgyvendamas savo kitus jausmus. Tai... Tu ringė kažką atneši savo vidinio į ringą? Taip, visiškai. Ir Kažkokius visos kovos dėl to gal jos tokios ir įdomios, kad po vienos sako, kas tau ten buvo, kas tau ten buvo. Nes visą laiką kažkoks keistas išeini, bet išeini to, kad labai daug istorijų. Čia aš dabar net sunku man realiai papasakot to, kad jeigu pasakot vien tiesą, tai tada viskas taip Vieną įdomią žiaurokai istoriją įdomu. papasakok, va, ta kova, kuo ten tavo, kaip ten pasireiškia tie vidiniai demonai. Ar buvo kažkokia kova, kur tu aiškiai supranti, kad nugalėjai kažkokį vidinį demoną, kad vat, buvo kažkoks nušvitimas, kad vat, šita kova yra ne tik kova su priešininku, bet tokia mano vidinė kova. Nu, čia daug tų kovų tokių, bet nežinau, čia ar teisinga parinksiu pavyzdį, bet kai aš jau kaip tik eini kovoti ir tu žinai, kad pralaimėsi, tu turi vaidinį, kad tipo tu laimėsi, nors tu absoliučiai žinai, kad pralaimėsi, o eini dėl to, kad nepralaimėt, o eini dėl to, kad tai tavo kelias. Ir čia ne apie pralaimėjimą kalba eina, bet, nu, pavyzdys, kad irgi buvo kažkada Lenkijoje kova, aš niekada negalėdavau normaliai pasiruošti, draugas kažkada klausė, ko tu norėtum gyventi? Aš sakau, norėčiau pasiruošti kovai nors kartą gyvenime normaliai, nes pas mane visą laiką kažkas tai įvyksta, kad neišeina man visiškai ramiai daryti iki kovos, bet buvo vieną kartą įdomi istorija, kad turėjau važiuoti į Lenkiją, žodžiu, ruošiamės, man visas spaudimas iš išorės jau susispaudė, nes aš turiu būti kovotojas, o gyvenimas griūna pro kraštus, tarkim. Tu turi valgyti tenais, tu turi vaiką dar aprūpinti, nu viską turi, tai čia viskas normalu, bet kai tu eini vieną liniją, tas kiekvienas blaškimas iš šono, jisai labai daug išmuša iš vėžių ir man susikaupdavo toks, nu žodžiu, trumpai tariant, tai liko savaitė iki kovos, tai aš tą savaitę pragėriau ir pravaikščiau po traukinių bėgius, nu ten žodžiu, po traukinių bėgius. Ir aš visą laiką atsigaunu, atsibundu, reikia važiuoti. Aš savo jau pasakęs, kad važiuosiu. Ir tada draugas sako, nevešiu, aš nevažiuosiu su manim. Aš ten atsigaudinėjau ir aš savo jau negaliu pakeisti to dalyko, kad aš nevažiuoju. Bet esmė, aš žinau, kad aš viską vėl padariau blogai, tarkim, dėl savo neatlaikytų išgyvenimų. Ir tada gavosi, kad sakau, važiuosiu vienas, šiaip ne taip. Bet žodžiu, išvažiavom kaip visada kartu. Nuvažiavau į Lenkiją, labai gerai sukovojau, susilaužiau ten koją. Bet esmė, ko aš ten važiavau, tarkim. Tai aš esu toks, koks esu, tarkim. Ir Dievas veda, Dievas tave lydi ir tu arba eini, ir arba tu bijai, arba tu ne tai, kad nebijai, nu, nes kitas pasakytų, oi, čia nepasirašai, nu, vat kiek daug kovų atidėta, kad ten nepasirašai. O aš gyvenu, buvo momentas, kai ir žudytis norėjau, ir tą norėjau, daug ko norėjau. To, kad negaliu susitvarkyti su tais. Ir gaunasi, kad aš einu gydytis į ringą. Ir man nesvarbu, kad nes einu tenais išgyventi savo neišgyventų jausmų, tarkim. Kaip ir klipukus tos, nu, žodžiu, čia nušokau nuo temos biškį. Tai kova tavo asmeninė terapija? Jo, realiai galima būtų taip pavadinti. Man jinai absoliučiai kiekviena kova yra asmeninė terapija, bet buvo momentas, kai ėjo srautas tų profesionalių kovų, daug aš ir pralaimėjęs, prieš save vis tiek laimėjęs aš neatsisakyčiau, nes man tai davė daugiau, negu aš būčiau neišėjęs, tarkim. Tu sakai, kad tau visada būdavo sunku pasiruošti kovom, ne? Sakykime, dėl ADHD, tu negali koncentruotai, susifokusuoti, ten reguliariai savaitę iki varžybų ruoštis, bet tai čia tavo ADHD trukdo tavo kovai, bet
Ar tu būtum toksai sėkmingas kovotojas, jeigu tu neturėtum ADHD? Nebūčiau tikrai toks išradingas, nebūčiau tiek daug radęs technikų, nebūčiau tiek daug radęs skirtingų kovinių veiksmų, tarkim. Esi savo kažkokių sukūręs? Esu daug gyvatės įkandimas, kirvis, žodžiu, su juokingais pavadinimais, bet atsimenu, draugas kažkada tai kovojom. Jisai gavo kirvį. Kirvį gavo, tai, žodžiu, juokiamės, kad, sako, blemba, sako, ne tiek, kiek, sako, skauda, bet, sako, psichologiškai permuša visiškai. Tai daug tokių jo savo technikų, nes pradžiai irgi iš tų kovų tai sakydavo, kad kas čia per nesąmonę, bet po to, sako, veikia. Tai negali pasakyti, kad, bet davė tikrai man. Ačiū Dievui, kad aš to irgi nesutikau, nes kiek eidavau, dažnai man sakydavo, kad tokių dalykų nebūna, tokių dalykų nėra, bet aš sau leidau toliau daryti savo, iki ko išaugo, kad kažkoks keistas stilius pasidarė, bet. Savitas. Savitas stilius, jo. Aš sakau, kad ADHD yra ir dovana, ir prakeiksmas. Tai vat, kaip galėtum įvardinti, kas tau yra prakeiksmas tavo ADHD? Sunkumas. Realiai to sunku net papasakoti, nes aš nemėgstu taip virkšlenti, ta prasme, kaip ten man sunku, kaip ten ką, bet jeigu taip pragriūnant į vidų, tai yra arba dovana didžiausia, arba didžiausias prakeiksmas. Tai jeigu su to nesusidorot, tai tikrai skaudu gyventi. Tai vat visos tos patirtis, kurios buvo, išgyvenau ir skyrybas, ir pralaimėjimus, ir netektis šiokios tokios, ir nepasisekimus. Ir kai tu žiūri, kad tau atrodo turėtų sektis, tu vis ten, bet tau žiūri vis nesiseka ir nesiseka kažkaip. Tai vat, po to ir pradedi mąstyti apie savo gilesnius dalykus, kaip tiesiog būti laimingu savo kelyje. Bet aš tikiu, kad tos nesėkmės yra, kaip tu ir sakei, Dievas duoda pamokos, jos kažkam skirtos, jos kažkaip tave augina. Tas, nežinau, epizodai, etapai tokie sunkesni gyvenime, jie formuoja mus turbūt kažkaip. Taip, nes seniau, pavyzdžiui, visą laiką tau reikia kažko tai, kad tau būtų laimingas, o po to, kai tu pradedi neturėti nieko visiškai, tada tu pradedi laimės viduje ieškoti, jo. Ir tada gaunasi, atkrenta tie dalykai, jeigu tu konvertuojas, tai tada tu žiūri, kad, blema, visai faina. Bet ir tada supranti, kad laimė yra ne ten, o laimė yra čia. Taip. Ir dabar ne visada, bet dabar aš jaučiuosi laimingas. Tu radai savo laimę? Nepasakyčiau, kad dar visiškai kad nutupčiau kažkur tai pilnai, bet. Gal niekada ir nenutupsi, gal visada ir skraidysi. Kai turi sparnus, turi skristi. Jo, bet jeigu jie nupjauti, tai. Tai ADHD dovana ir prakeiksmas. Kas tau žinant diagnozę, kad tu turi ADHD, ką tu dabar aiškiai suvoki, kas tau kiša koją gyvenime, kas tavo yra sunkumas? Dopamino ieškojimas, aš nemėgstu viską pasakyti, oi man ADHD, aš ten toks ir toks, tarkim. Ne, aš nekalbu apie skundimąsi, tiesiog iššūkiai, kuriuos tau ADHD kelia. Daug, tarkim, tokių, kad negaliu nusidėti vietoj, tarkim, negaliu dirbti darbe normaliam ilgai. Netgi išsikėlęs tikslą kažkokį, tai jis pabūna, po to man kitas tikslas atsiranda ir čia tie mėtymais aš suprantu, kad šiaip normalus žmogus, aš suprantu tai. Bet man nesigauna daug dalykų padaryti. Taip pat apie priklausomybės irgi galiu pasakyti, kad daug aš pridaręs ir su alkoholiu dalykų, ir su kitais veiksmais, žodžiu, ir policijai kiek buvęs, ir susimušęs. Čia atskiros visur temos ir jos labai gilios, nes pas mane toks, sakyčiau, keistokas gyvenimas ir keisti išgyvenimai. Tai ADHD yra tas faktorius, kuris sukelia daug priklausomybę, nedaug sunkumų. Paminėjai normalų darbą. Kas yra normalus darbas? Ar tie dėdės tetos, kurie eina nuo 8 iki 5 į ofisiuką
ir dirba kažkam, tai ar tai tau yra normalus darbas, o tai, ką tu darai, yra nenormalus? Nu, aš dėkingas, kad aš galiu dabar daryti tai, ką aš darau, bet šiaip jo, ta prasme, aš matydavau žmonės dirbančius, jie tenais gerai jaučiasi, jiems viskas užtenka, jie laimingi, Iš kur tu jie žinai? turi savo kambariukę Iš kur tu ir žinai, kad vaikšto. jie laimingi? Nežinau, jie bent išbūna, gal ir nelaimingi. Aš Dėl to, kad negaliu jie išsėdi tenai ramiai, nejudėdami, nelakstydami ir neturėdami milijonų minčių galvoju, jiem gal... Čia tik gerai, tiek gerai užtenka. pagavai, gal jie ir tikrai ne visi laimingi, bet Jie tiesiog būna ramiai ir jiem turbūt, žinai, jeigu žmogus neturi išbūna ADHD, jam dirba. nekyla. Tiesiog ilgą laiką labai jaučiausi toks, nu, visiškai nederantis prie šio pasaulio. Tai čia vat, esminis momentas, kurį vat, man labai faina, kad tu jį pasakei. Čia būdinga visiems ADHD atstovam, kad tu augdamas ir nežinodamas, kad tu turi ADHD, tu jautiesi kaip iš kito pasaulio, tu jautiesi nepritampantis, kažkoks kitoks, kažkoks nenormalus, kažkoks keistas. Visiems vat atrodo taip pat sekasi, ne? Jeigu tai yra mama, tai atrodo, kad kitos mamos kažkaip kitaip susitvarko, jeigu tai yra ten, nežinau, vyrukas tėtis, tai vat kiti nueina į darbą, vairuoja automobilį, kažko ten viską padaro, o tu vis kažkoks kitoks. Ir kai gauni diagnozę, ar tu supranti, kad tu toks, bet tu kitoks, bet tų kitokių yra labai daug. Tu nesi toks kitoks, tų kitokių tarpe. Nu jo, ta prasme, aš tai tikrai kitoks jaučiuosi ir ačiū Dievui dabar jau pabišį pritampu prie žmonijos, bet pritampė tik tai irgi save priimdamas, kai buvo laikas, kai man viskas konvertavosi, kai aš galvoju, gerai, aš jau nebebūsiu tenais, gal į kosmosą nenuskrisiu, tenais kažko tai nepadarysiu, bet tiesiog kaip nusileisti ant žemės. Vat tas toks dalykas. Sako, oi, tu čia. Tiesiog, kad nebūtų tonų, nes atrodo, tu kaip užsidega pas tai, iš aukšto viską žiūri, ne iš to, kad pasikėlęs aš, nes čia labai taip viskas slidu, ką aš kalbu, to, kad man nusileisti ant žemės yra tiesiog, nutupt kažkur tai, čia atrodo, man užtenka to, aš jau žinau tą, susidėlioju, darai ten 3-5 dalykus, kurie tau patinka ir viskas. O čia tu pradedi daryti tą, po to atsisėdi, bliamba. Kitas. Kažką reikia vėl dižukas. Ir, nežinau, kaip irgi pasakyti, bet... Bet tai ir yra ADHD, kitoks nebūsi. Ir tu nesigauna tada. Tai... Tu turi sparnus, tu turi skrist, ar tu juos nori nusikirpti ir būti siekas. Nenoriu, bet norisi išmokti skrist, nes ten... Tai tu turi sparnus, bet tu nemoki skristi? Ar tu nori nutūpti ir nebeskraidyti? Ne, aš noriu skristi. Tik tai tam tikri dalykai yra medis, kol skrendyti, reikia jį apskristi. Daug kliučių pakeliui. Tai ar aš teisingai pasakysiu, kad gavęs diagnozę, tu supratai, kad tu turi sparnus, turi kažkokią supergalę, sakykim, ir dabar tu tiesiog turi išmokti tai valdyti. Padaryti taip, kad šita supergalia, šitie sparnai veiktų tavo naudai, kad tu žinotum, kur kokį kampą pasirinkti ir kaip saugiai skristi. Nu taip, aš savotiškai grįžau kažkaip tai į vaikystės laikus su to pojūčiu, tarkim, kai vaistai, tarkim, kažkiek pradėjo, tai gal tas laimės tiesiog kažkoks nieko nevyksta, bet tu biški laimingesnis, koncentracijos daugiau ir pradedi tikėti, bent jau buvo irgi toks momentas savo jau galim, nes taip atsikeli, tau vieną dieną normaliai, kitą dieną tu atsikeli, atrodo, be vaistų ir atrodo, kad, sako, tau jėgų nėra, tai kad tu čia visą laiką paliegęs, o kai įsijungia, tai tu sustoti negali skristi ir tie sviruoklės tos pastovės. Dvi būsenos, ne? Arba tu labai visiškai... Labai sekina, jo. Ar vaistai padeda tau sureguliuoti? Labai padeda. Padeda labai, tai... Kaip aš ir kovos būdavo be diagnozės, tai tas pats kaip tos supinės. Eini, čia rašy negali, tai aš jau po to suprasdavau savo pasirašymą, kad man savaitę, 2 savaitės prieš reikia iš visko išeiti, išvažiuoti į kokią sodybą, sėdėti, visiškai nieko nesiparint, tada nusinulint man ir tada nuo nulio, iš pomirtinio gyvenimo, tu eini kovoti. Ta prasme,
kai lieka tik vienas taškelis išgyventi. Tai aš savo dažniausiai taip sugriaudavau viską iki kovos, kad po to tu tik tai vieno kapstaisi gyvybės. Tai tu anksčiau iki kovos tokia destrukcija visiška Destrukcija, būdavo. visiška Ir destrukcija. tu eini į kovą toks visiškai nusitaškęs Taip. emociškai. Kada atsirado tai, kad tu eini nusinulinti gamtą prieš kovą? Visą laiką būdavo. Visą laiką eidavau į gamtą, visą laiką Ne, anksčiau sakyva, kai važiavai į Lenkiją, tai ten į bėgius. traukinių bėgiusiu Jo, vaikščiu. tai čia buvo kita būsena. Ne, čia irgi buvo destrukcija. Tai destrukcija, o tas ėjimas į gamtą tai juk ne destrukcija. Nu, žiūrint, kaip tu ten eini, tarkim, su kokiais jausmais. Ai, tu galbūt nedarai kažkokių destruktyvių poelgių, ne, gal tas ėjimas bėgiais nesaugus ir panašiai. Tu Nu, aš važiuoji į galėčiau gamtą, pasakyti alkoholį, tarkim. Aš nusigerdavau iki tiek, kad iki mirties beveik. Tai po to tu atsigaudinėjai. O Ir po to tu gerdavai stoji. kodėl? Gerdavau to, kad negalėdavau negalėdavau atlaikyti to, kas eidavo iš išorės ant manęs. O čia eidavo... Iš išorės ir iš vidaus? Jo, iš išorės. Iš išorės, po to eidavo per vidinę prizmę. Bet niekas nepalaikydavo manęs, draugai tik tai artimiausi. Tai yra, su kuriais mes ir kūrėm salę, kurį darėm. Šeima būdavo realiai salė. O iš kitos pusės tai nebūdavo tuo metu, nebūdavo palaikymo, vis tik tai ko aš čia užsiimu, kokio aš šiandien nesąmonės darau, eik dirbtinais, eik tą daryk, o man geriau buvo, sakau, mirt. Tai aš galvoju, čia einu, aš dar gaunu kažką tai, einu, sportuoju, jeigu aš kitaip negaliu. Tai šitas kelias, kad ir juodas toksai, bet aš čia gaunu formą, aš čia gaunu kažkokią tai patirtį, aš čia pagyvenu, nes baigėsi mano ekstremalūs ten visokie dalykai, daugiau mažiau. Tai kur gauti tos energijos? Tai vat man būdavo kovos, legaliai iš gatvės pereiti į tokį pobūdį. Ir čia aš daugiau gaudavau, nes aš vis laik prašydavau, kad vesk mane tiesos keliu, o ne kad lengviausių kelių, o kad vestų mane tiesiog ten, kur aš turiu eiti. Tai vat ir pravedė tokį kaip šunį. Neturi priekaištų Dievui, kad toks kelias Ne, sunkus tikrai buvo? neturiu. Tikrai neturiu, nes iš to tu pradedi jį kitaip matyti. Nes sakau, yra tas protas, yra tas ego, yra kiti dalykai ir tas toks, kai tu jau nieko, po to sėdi be nieko. Ir galvoju, kaip gerai. Turi į ką Ta atsispirti. prasme, ne? turi ką atsispirti jo, bet... O man visą laiką buvo ne tai, kad pavydas, bet... Nu, vat kaip būt, vat, nu, džiaugiasi žmogus, nu, turi tenais tušinuką ir knygutę. Nu, kaip, vat, taip, vat, ir tas yra toks... Aš irgi taip noriu. Aš suprantu, ką tu šneki, bet man atrodo, nu, aš kiek domiuosi psichologija ir viskuo, tarsi mes nežinom, ar jie džiaugiasi. Mes įsivaizduojam, čia kaip socmedijose, ne, atsidarai Instagram ir visi tokie laimingi, visi tokie faini, visiems viskas taip sekas ir ten yra 90% netiesos. Tai mes tik turim iliuziją, kad tie žmonės, turėdami tušinuką užrašų knygutę, jie yra laimingi. Mes nežinom, mes neįlindom į vidų. Tu man irgi iš išorės atrodai laimingas, kol nepasakai apie save. Tai dabar aš laimingas. Atrodai laimingas. Ai, dabar esi laimingas. Dabar esu laimingas, tikrai. Dabar net tos problemos visos, atrodo, tikrai jų yra kažkokių tai, bet tas požiūris pasikeitęs, kad... Nuo ko tai priklauso? Kas pasikeitė? Man visą laiką būdavo labai didelė problema, aš klausdavau, kaip gyventi dabartį. Tai vat man būdavo į priekį atgal skraidai, kur nori, o čia negali išbūt, vat čia vat dabar, tarkim. Ir vat tie vaistai tikriausiai irgi prisidėjo ir daug darbo su savim, bet į tas integravimas va čia dabar. Tai va dabar jaučiu, kad tikrai po biškį pradedu ir gyvenu čia dabar. Tai va tas labai man padeda jaustis gerai. Su kuo po to gali daryti kitus dalykus ir mažiau
degti savam pragarė šitam sukurtam. Tai Tai ar diagnozė ir vaistai prisidėjo prie to, kad tu dabar jautiesi? ir diagnozė, ir vaistai, nu faktas, visa sudėtis viso šito proceso. Tu minėjai anksčiau. Dar netgi prisidėjo irgi, čia buvau, kai man jau visiškai norėjau žudytis, kai jau paskutinė kova buvo, tai visi galvoja, kaip tu čia eini, bet jau visi matė, kad man kažkas tai yra. Tai jau aš norėjau žudytis, tai galvoju, koks čia skirtumas jau paskutinį kartą išeit. Nu, man vis tiek buvo geriau išeit, nu, nes aš ėjau ten irgi pralaimėti, tarkim. Bet žinau, kad padarysiu viską, kiek galiu, tiek ir prastovėsiu. Tai... Bet ėjau su tokiais jausmais, kad viskas, kad aš tiesiog paskutinė, nes valgyti nėra už ką, nieks nepalaiko, nieks nesigauna, viską pralaimi ir nematai ateities, nes tau dar krūva jau sukrauta ir skolų, nu, ta prasme, čia kiti dalykai nenoriu irgi per daug lyst, bet žodžiu, daug savo sukurto tokio proceso. Tai po tos kovos, žodžiu, pralaimėjau gražiai, labai fainai ten viskas buvo kaip visada, bet po to išvažiavau į Norvegiją metams. Tai va, tas man irgi labai stipriai padėjo perdirbti savo smegenis, konvertuoti. Išvažiavimas? Tu sakai, vis norėjau žudytis. Ir kaip supratau, iš to visko, kas susikrovė, ne? Iš aplinkos, iš aplinkybių, kaip tokia duobė. Kas sulaikė nuo to? Kas tau padėjo nepadaryti to? Protas. Jau užaugintas protas, kad seniau aš paimčiau ir nusišaučiau, o dabar taip stovi ir taip. Ir prilaikai. Čia panašiai kaip aš, kai dariau salto su krosiniu kažkada, tai antrą kartą, kai sulūžo dubuo man dviejose vietose, petys plyšo, išsijungiau ir atmintis po savaitės grįžo. Nu, žodžiu, ten buvo rimta trauma. Bet dėl ko jinai iš vis įvyko? Dėl savo, visi sako, oi, ten durnas šokai, ten, nu, ta prasme, tai žinau, kad nesąmonė, bet pas mane būdavo tokie principai žiaurūs, kad ten iš vis buvo per klaidą viskas padaryta. To, kad galiu labai trumpai pabandyti papasakot. Aš tenais sapnininkas, labai smulkmenas gyvenimiškas žiūrėdavau, bet esmė, kad ženklus visokius ir taip toliau pasinėręs buvau. Ir buvo taip, kad suplanuota buvo viena data, kad aš ten darysiu toj trasoj salto su krosiniu, o gavosi, kad man liko porą dienų ir aš turėjau važiuoti tenai mokytis, tą salto daryti ir man skambino draugė, kad tai tu varai varžybas ar nevarai, o ten liko 4 dienos, kokios sakau varžybas, tai ką? Ir ten buvo tos varžybos, kur aš užsirašęs savo knygoj, kad tenais aš turiu padaryti tą saltoną. Ir gavosi taip, kad aš sakau darysiu, taip, nors nieks nesusieina tenais. Čia smulkiai galėčiau pasakoti, bet nenoriu taip. Giliai žodžiu esmė, kad aš savo pasakiau, kad aš tenais darysiu, tai aš nuvažiavau po 4 dienų, įlindau neiškiom galybėm į čempionatą ir vos nenusižudžiau. Tenais, bet žudytis aš nenorėjau, bet vėlgi, aš turiu tenais įdomi istorija, labai įdomi istorija, nes ten išmokau dėti, savo pasakiau visam gyvenimui, kad dabar aš galiu uždėti principą ant principą. Tai tarkim, jeigu matai, kad tai veda pilnai tave į mirtį, tai tada tu gali kontroliuoti. Tai žodžiu buvo taip, kad nuvažiavome tas varžybas. Vėjas nerealus, pusiau lyja, pusiau, nu nieks nesusieina, elektra 2 kartus dingo. Tenais, kad šokt, sakau, šoksiu vis tiek. Ne, po to aš jau pradėjau sakyti, kad tuoj dar pažiūrėsiu, bet aš jau planavau nešokti. Ir kas privedė prie šuolio ir užgazavimo šito, kad čia jau grinai mano karštas kraujas, kad atėjo žmogus tenais irgi motociklistas, dėdė suaugęs ir atėjo ir man sako, tik nesusižeisk pirštuko. Ir aš galvoju, nu taip. Ir tada aš paėmiau ir aš tiesiog paspaudžiau gazą. Jisai tave motyvavo. Jisai mane tai, čia išdėjo. kaip aš nesusilaužiu, davai,
nes visą Ir ką gyvenimą pas mane susilaužiau pusę kūno. Tai, bet esmė, kad vėlgi tai tas impulsyvumas, nesveiko proto, nu, tai nepaaiškinsi, ta prasme, tai ką aš čia norėjau, ką aš čia durnas. Čia Nu, tiesiog mane impulsas. užkliūdė ir viskas, aš galiu. Jeigu tu gertum vaistus tuo metu, kaip manai, ir būtų kitaip? Gal ir būtų kitaip, bet negaliu pasakyti, nes negaliu. Nes negali pasakyt. palyginti, bet šiaip tiesiog va, dabar... Būtų kažkas kitaip, bet sakau, nebūtų tada toks gyvenimas, koks yra. Aš visą laiką taip irgi pasakyčiau, bet aš negaliu pasakyti, kas būtų, jeigu būtų. Bet faktas, kad, nu, kaip aš toj situacijai pasielgčiau, aš negaliu, gal aš iš vis tada ten užspaučiau, nu... Gal net nevažiuotum ten? Nu, tai tiesiog, jo, ta prasme, negaliu pasakyti, kaip būčiau, nes viskas eina ne tik nuo vaistų, o dar ir nuo išgyvenimų skirtingų. Tai ten po to pasakiau, kad daugiau uždėt galiu principą ant principą ir nušokau, nuo ko mes čia pradėjom kalbėti. Man sukasi galvoj klausimas, tu sakei anksčiau, kai dabar tu nekovoji. Dabar, Į varžybas? dabar ne. Paskutinį kartą buvau išvažiavęs į Lenkiją dar į kombat sambo pakovot, bet daugiau jau savo malonumui grinai, kad Kiek laiko dvaselė. nekovoji? Nuo paskutinės profesionalios kovos tai apie 3 metai gal. Tu sakei anksčiau, kad kova tau yra tokia kaip terapija, ne? Ten kova su vidiniais demonais. Kas tau dabar padeda kovoti su vidiniais demonais? Ar jų nebeliko, ar tu juos visus sukovojai? Suvokiau galbūt, nežinau, jie gal ir liko, Jie tapo tavo bet jie bendrininkais. tapo kontroliuojami daugiau. Bet padėjo visi, ir šeima padėjo labai, ir draugai labai padėjo, man labai daug visi padėjo visą laiką. Tik tai, kai negali ačiū pasakyti ir atiduoto žodžio, tai tau, oi, čia nepadėkoju, ir tu net neturi galimybių pasakyti ačiū taip, kaip tu gali pasakyti. Bet šiaip man labai daug padėjo su jais susikovoti. Dabar viskas tas, kas buvo labai sudėtinga, dabar santykiai nuostabus su tėvais, santykiai nuostabus su šeima, su draugais. Ta prasme, tai niekada manęs nieks va tai va nemetė iš artimų. Nu, jo. Bet šiaip tu sakei, buvo momentas, kai tau buvo gili duobė ir nieks tavęs nepalaikė. Dabar tu kalbėjai, kad... Jo, aš nenoriu to... Jo, artimiausiai buvo metė. Kažkas, Buvo artimiausiai metė. Pasikeitė tai, kad... Buvo momentas, kai Jo. tu neturėjai ką atsiremti. Tai visiškai neturėjai. Visiškai. Tai kas Kai tavo pasikeitė? Ar jie suprato? Tai pasikeitė gal, kad pasikeičiau pirmoje vietoje, tai aš tikriausiai. Nes aš tada jau sugebėjau ir atstovėti save, ir pasakyti, nu, atstovėti savo pozicijas, kai supratau, kad, nu, tikrai aš blogo nelinkiu niekam ten ar dar kažką. Bet aš ir nepasiruošęs, kad mane taip dergtų skirtingais. Ar gali tai būti, kad tu buvai, nu, vat, kai buvai toj duobėjai, tu radai ramsti savyje, atsirėmė į save ir tada jau pradeda viskas keistis. Taip, 100%, nes kai aš suvokiau save, kai aš suvokiau savo poelgius veiksmus, tai tas man tikrai davė pamatą vidinį, kad, nes man taip, kas aš, man pusė gyvenimo tas klausimas, kas aš. Tai ar aš ekstremalas, tai ar aš treneris, tai ar aš verslininkas kažkoks, tai ar aš tenais marketingistas, tai aš ten tas, nes man viskas puikiai sekasi. Tai aš sakiau, jau seniau juokavau, sakau, man geriau, kad nesisektų, tai aš bent kažkas vienas man sektųsi. O kai viskas tau sekasi, tai tada, tai ką rinktis tada? Eik ir daryk kelis dalykus. Tai vat, jo. Tai sakai dabar, kad, blemba, bet fainai skamba, ne? Buvai duobėjai, išvažiavai į Norvegiją, radai ramstį į save, toks esminis turbūt momentas gyvenime. Ir tau dabar viskas sekas, ir tu dabar viską gali... Nu taip, aš patenais kažkaip tai visų pirma, kad aš atidaviau skolas visas, ta prasme... Tu pats susitvarkiai, be niekieno pagalbos. Nu taip, tai ten tiesiog jau, aš atsimenu skrendu lėktuvu ir galvoju, mano užduotis tiesiog pamiršti visas svajonės, pamiršti viską, tiesiog aš žmogus. Važiuoju dirbti. Kokios buvo tavo svajonės?
Oi, daug svajonių pas mane. Ir salto, ir namai, ir vaikai, Ir viskas prieš ir akis. viskas. Ir tau dabar jo. viskas gerai sekasi. Ir daug tikrai. Bet kai tas viskas atrodo kovoji, nieks nepalaiko ir atrodo greuni viską. Nu, kaip ir su tom kovom, čia atrodo nusėsk ir reik visiems patogus būk, o čia ne vis tiek tikiu savo ir toksai. Tai galvau paleisti viską, kad tiesiog man kažkur tai čia va laikai, viskas, nieko nežiūriu, nieko nesvajoju, nuleidai galvą ir eini. Tai va tas man labai padėjo atiduoti, Atsistot ant kojų. atsistot ant kojų ir tas kolų irgi išdalinimas, atidavimas, kvėpavimą atleido, po to žiūriu, kad ten jau juokaut pradėjom, draugų dar irgi visokių susiradom, susipažinom ir atgimė mano kažkoks tai energetinis laukas, vėl grįžo vizijos, vėl grįžo kažkokie tai dalykai ir pasijutau kaip ne vaikas, bet atgaivinę savo kažkokią tai svarbią užlaužtą kūno širdies dalį. Tai man tas labai daug davė, kad jo, po to aš grįžęs daug įvertinau, daug supratau ir supratau, kad tą, ką aš turiu labai daug. Tai ir vat, tai ir dėkingas už tai. Dabar, kai tu žinai savo diagnozę, kaip tu supranti savo pasirinkimus, savo profesijos, tuo, ką tu darai dabar? Būna išlenda, jeigu tu užsisuka ten, nusimušu nuo ritmo, bet dabar aš tiesiog gyventi, aš priėmiau, kad man nepaaiškinamų būdų taip pat gaunasi padaryti tokius dalykus, kur žmonės turi technikas naudoti, ten dar kažką, aš čia vat ateini kažkaip, bam, tas nerealiai. Nu ir aš gyvastis tokia, arba visiška negyvastis. Nu, ta prasme, tai vat aš stengiuosi rinktis gyvastį ir mano profesija tikrai nesėdėt vietoj, nors miegot aš mėgstu, ta prasme, tinginiauti. Jo. Bet nežinau, ta profesija irgi tokia aktyvi, dabar pagrindė tai tik tai sporto salė, vakarinės treniruotės labai įdomu, dabar pradėjau kažkaip tai vis daugiau ir daugiau vaikų skirtingų, 4 turiu su ADHD, su autizmo spektro irgi treniruoju ir keistų būdų kažkaip tai pavyksta su visais vaikais susišnekėti, užmotyvuoti juos, taip pat ir su suaugusiais, taip pat ir su, tai va ta empatija, aš nežinau iš kur pasireiškia, bet taip sukimbis, susiderini ir man tai gera daryti, ta prasme, tai ir kai dar pasirenki, ar tau dabar statybose vaikščiot su karučiu, ar tu gali dar save realizuoti kažkiek tai, padaryti kažkam tai daug dievę gero, naudingesnio, įkvėpti kažką ir pats būti įkvėptas, nes nuo to gauni didžiausią tą gyvą dėkingumą, bent jau aš, kai aš būna kokie nauji žmonės, pavyks, nepavyks, mano užduotis užkurti, atidaryti, pakelti ir palikti tiesiog žmogų, kad jis pagyventų. Tai vat kažkokiu būdu tai pavyksta ir kažkokiu būdu Dievas lydi tikriausiai. Ir kelias jisai pats atsiranda, nes čia kaip ir su ta mokykla, kur pradėjau dirbti, labai įdomu, bet nežinau kokiu būdu, bet jie mane susirado ir į tai, kad girdėjo, kad su vaikais dirbu, kad labai pavyksta susikalbėti, dabar dar tapau kūno kultūros mokytoju. Tau natūraliai gavos, kiek man teko stebėti, tiesiog tau atrodo nieko nereikia daryti ir tu turi ryšį, ypač su neurodiversiškais vaikais. Taip. Tai kas tavo šitoj veikloj, tai dabar asmeninis treneris, tu ir vaikus, ir suaugusius treniruoji, taip? Tu dabar ir kūno kultūros mokytojas esi. Kas tau labiausiai tavo veikloje, kas tave veža, kas tau labiausiai patinka tame, ką darai šiandien? Dabar man patinka tiesiog bendrauti, būt ir įkurt žmonės kažkaip, tai gal aš nežinau, čia vėl skaidosi į daug dalykų. Man patinka įkvėpti, jeigu taip trumpiau pasakyti, kad mažiau čia gilintis, kapstytis. Man patinka įkvėpti, man patinka, kai žmogus neranda ar prasmės, ar jisai save uždaręs yra, arba jis tenais
ne dėl to, kad jisai tenais blogas ar kažką tai, bet vat, man pavyksta tą dušę kažkaip tai atgaivinti. Tai vat, man tas ir patinka. Man atrodo, tu Pamatyti žmogų, kai jis, vat, balin. Ir kai jis po to žiūri, kad nes tikrai ne vienas jau pavyzdys, kur nepasakysiu, kad aš gyvenimui prikėliau tenais, bet impulsą tikrai daviau ne vienam ir ne 10 žmonių, kur po to paleidai ir viskas, ir jau nebegrįš jisai į tą būseną, kurioje jisai buvo, tarkim, nes užtenka kitą kartą biški pakuriant su žiebtuvėliu, kad išsikurtų visas laužas ir viskas. Tai vat man patinka tie nepaaiškinami dalykai, nes kai paklausė kaip, nu, tai vat aš nežinau kaip, bet tai tu paklaus tada to žmogaus kaip, nu, ir tada gaunasi, kad kažkaip tai, bet kai supratau, kad tai tikrai gaunasi, tada vat dar daugiau tą linkmę eini ir man visą laiką patikdavo ir apie dvasias kalbėti, ir apie sapnus, viską ištyrinėjęs, ką įmanoma iš tų pasąmoninių, iš tų smegenų daug praskaitęs, mane visą laiką traukdavo kažkas, vat, nežinau, kaip čia pasakyti, kad kažkas tas nematoma, pats, kad, nu jo, tarkim, kas vat smulkmenytės tas, kaip ir žiurkė kokia, kai irgi lupau, čia gal nelabai tema, tai kas nušautų žiurkį ir ją išdarinėtų visą. Bet principas irgi, ką man jie tenai žiaurumas kažkoks, nubliam, taip įdomu, kaip struktūra, kaip viskas sudėta, kaip viskas sudėta. Čia tas ir tu sėdi galvoji, eik tu savo, atrodo, mes iš ko padaryti. Nu, ir mane tie dalykai tiesiog išneša iki tokio lygio, kad sakau, buvo kažkada gyvenime, kai aš jau taip toli nuėjau, kad atsistojau ant krašto ir žiūriu, opa, užteks, nes ten jau begalybė eini. Tai... Ir tada tu supranti, kad jo, kaip ir čia naiso visą laiką atrodo kažkur tai, o kas, atsisėdi, labas rytas, labanakt, labas rytas, labanakt. Ir tas visą laiką bus tas tolybė šita, bet kai tu supranti, kas yra čia ir dabar, tu supranti, kad tu esi laike ir tas bus. O kad būti čia, reikia daug patirties įgauti. Pastangų, patirties, kančių tikriausiai, sakau. Tai visko, ką tu patyrei, kas tave ir atvedė iki čia. Jo, nes net ir dabar, kiek čia man pavyksta išsikalbėti, pasakyti, norisi geriau, bet sudėtingai gaunasi. Bet jaučiuosi tiesiog nestandartas, tikrai. Ir tai ir kažkada tai kitą interviu ėmė irgi sakau, nu pas mane viskas atrodo taip pat, bet biški kitaip. Ir va tas biški kitaip keičia visą absoliučiai įmanomą sudėtį. Tai čia gerai ar negerai? Ar nori būti standartas? Ne, aš nenoriu būti standartu. Gerai, tavo gerai labai tvirtai pagaliau nuskambėjo. Ne, tikrai nenoriu būti standartu, aš save myliu, gerbiu toks, koks esu, ne visada gerbiu, kai darau nesąmonės, tai pas mane vyksta gili kova su savim, o aš jų tikrai darau. Tai pats savo kaip tėvas ir pats savo kaip auklėtas toks visą laiką. Tiesioginis kalba su savim vyksta. Tai norėčiau dar daugiau išryškėti į tas savo gerasias vertybės, dar daugiau atiduoti pasauliui ir dar daugiau atiduoti iš savęs, dar daugiau ir giliau įlysti į save, kad gebėti padaryti daugiau. Man tokia asociacija, žinai, kai tu išvažiavai, išlipai pats iš duobės, uždegiai pats save gyvenimui, pasirinkai gyvenimą ir dabar uždegi kitus. Lyg ir, tokia metafora, ne, juk tau patinka, kai tu pamatai tą ugnelę žmoguje, lyg ir per sportą, lyg ir kažkaip, bet tu jį uždegi ir man atrodo, tiesiog daliniesi tą savo ugnim. Taip, bet aš negaliu pasakyti, kad aš jį uždegiu, nes realiai žmogus pats užsidega, bet užtenka... Ne, aš tau iš patirties, nes aš užsidegiau sportuodama su tavim ir aš visą gyvenimą praktiškai sportuoju, daug ADHD. Bet sportas su tavim tai yra kažkokia tikrai, kai tu, aš galvoju, kur aš buvau visus šitos metus. Ačiū labai. Bet tau reikėjo surasti save, kad tu... Dėkui, kad tu taip priėmi, bet jo, aš čia visą laiką užbėgu, kad man po to neliktų, kad čia aš už kurį, bet
Nu, tai du žmonės vis tiek yra. Nu, turbūt taip. tokių, kurie net, neužsidegs. Ir... Taip, bet jis, turi pas žmogų būti kažkoks Nu, taip, šiaip tai jo teisytų. Aš vis noriu kažkaip tai apsisaugot nuo... Tu nenori savo garbės šlovės tokios? Kad viskas... Ne, šlovės aš ne tai, kad nenoriu, ta prasme, aš ją priimu tiek, kiek man duoda, tarkim. Bet kad taip tiesiog, tai tikrai nėra pas mane noro. Bet man gera, kai aš galiu padėti, man gera, kai aš galiu būti naudingas, man gera, kai aš galiu įkurti ir ištraukti žmogų iš tam tikrų padėčių, kurios yra labai sunkiai išgyvenamas kam nors. Man labai svarbu paklausti, Aurimai, dabar tu žinai, kad turi ADHD jau keli metai ir visa tavo vaikystė, visa praeitis, visi ekstremalūs sportai, tas visas kūno laužimas, nes tu buvai laužytas, siūtas, taisytas, kiek tik tai manoma. Jeigu tu nepasirinktum sporto, koks tavo gyvenimas būtų šiandien? Kaip tu manai? Aš manau, kad arba jo nebebūtų, arba aš būčiau kažkur tai uždarytas. Kažkas man būtų nutikę blogo. Ką tau davė sportas, kad tu dabar esi čia? Sportas mane ir išlaikė dorybės, išlaikė gyvą, motyvuotą, nes tai buvo irgi momentas, kai tik vienintelė prasmė gyventi, kad gyventi. Tai davė suvokimą labai platų, plačių objektyvų žiūrint viską. Tai davė man gyvenimą realiai, jeigu aš taip apitrumpint viską. Tai sportas man labai daug davė. Aš dėkingiausias už tai, kad aš esu čia ir dar su tokio atitempta patirtim. Tai nėra tik tai, kad, sakau, būtų tik kovos varžybos, tai čia viena, bet čia visa daugiau pas mane su visko. Eini ir tempiesi kiekvieną lašelį su visko, ko įmanoma, apjungi ir randi. Tai jis man davė gyvenimą, galiu pasakyti, manau taip. Labai džiaugiuosi, kad esi čia ir esi gyvas, kad pasirinkai sportą. Turiu dar klausimą iš kitos operos. Tu turi merginą, labai fainą, labai šaunią merginą, kuri irgi yra diagnozuota ADHD. Kaip sekasi palaikyti santykius dviem ADHD žmonėm? Nu, ir sekasi, ir nesiseka, bet kol kas sekasi. Bet čia toks klausimas, kad kaip jį apibūdinti ir kaip pasakyti, tai jeigu myli vienas kitą, tai randi prasmę, pagarbą, tai šauniai sekasi. Ir kai, sakau, jeigu mokais ir kitas mokosi, tai tu tik augi. Tai jūsų santykiai augina? Nu, aš sakyčiau, kad taip. Tai aišku, mes pasikapojam, mes pasipykstam. Pas mus skraido ir, viskas skraido. Tai man ir įdomu, ar ADHD santykiuose duoda tos ugnelės tokios, kad sienos dreba? Duoda, nes jie tokie kaip ir trapus, o kaip ir nepajudinami gali būti. Tai va tą nepajudinamumą. Čia irgi menas labai didelis, bet įdomu augti, įdomu daug kur suvaldyti savo tą ego, dar kažką tai, bet, aš džiaugiuosi kol kas, bet esmė, kad santykiai audringi, įdomus, turim bendrų tikslų ir visą laiką jautiesi gyvas. Nėra taip, kad atsisėda ir čia kažką, tu visą laiką. Bet esi faina, nenorėtum nuobodžių, stabilių, vienodų tokių. Tai jūsų abiejų ADHD yra ta tokia ugnelė, kuri ir kūrena tuos santykius. Taip, ačiū Dievui, kad mes atrandam ir bendrą kalbą ir sugebam iškalbėti tikrai sunkius dalykus. Tikrai ir skaudžius, ir visokius pasidalinti, ir tas atvirumas labai daug duoda. Tai draugė mane ir daug ir išmokė atvirumą. Draugė Milda, ar tu jauti palaikymą iš jos to, kur tau kažkada labai labai trūko? Taip, jaučiu.
jaučiu labai palaikymą, labai gerą. Sakau, pasipykstam, bet, nu, į ką tu žiūrėsi, į tą tau ir bus. Pyktis normalu, nenormalu tai nesipykti. Aš taip tiesiog priėmiu, galvoju, okei. Tik va, tai ADHD duoda tos ugnelės tam pykčiui, žinai, tokio, kad... Tai matai, tos giluminė intencija ir tie paviršutiniai gali būti belia kokie, bet kur tavo gilis eina, tai... Jo, nes impulsai vis tiek lieka, Jo, ir liks o visą laiką. svarbiausia tas pagrindas, kas yra. Taip. O impulsai čia detalės. Po to atsirinkti. Tai va svarbiausias detalės, aš laimingas, kad susieina Gerai, kai dėl tu to. turi tą reakciją gerą ir jeigu skrenda lėkštė, tu tiesiog vis trauki ir... Tai skrenda ne tik lėkštė, kartais ir kolokas pritreniravau dabar jau ir gauti tenka. Tai tu patiri fizinį smurtą. Pakalbėkime. Nu, visko pas mus būna, bet pas mus va, salė irgi pasikapojam. Jūs ir išsikraunat kartu, nes ADHD reikia to, ne, viso dopamino, adrenalino. Taip, tai ir salį pasportuojam, ir bėgiojam kartu, ir daug užsiemam fizinė veikla. Daug jūs ir kūrėt kartu, daug visokiausių dalykų. Tavo draugė Milda yra įkūrusi ADHD Glow grupę, kur iš tiesų visai kitokių principų, kas man labai patinka, jinai skatina žmonės turinčius ADHD žibėti, švitėti, ane, jinai bando, skatina juos atrasti, pristatyti savo talentą ir kas būdinga ADHD, visi mes žinom, kad tai labai kūrybiški žmonės, dauguma, ar tu turi kažkokią kūrybiškumo gyslelę, ar tau ką nors pavyksta kurti, ar tu... Man labai pavyksta daug ką kurti, iš tikrųjų labai kūrybiškas siela esu, galiu drąsiai pasakyti. Mes tai iš tų kūrybos eilės labai gražias įdomias esam sukūrę. Ką daryt, kai myli, bet tavo meilė tyli. Kur buvo gražu, tapo tamsu ir niūru. Apkaltintas likau, kažkam neįtikau. Skaito, bet nesiskaito. Kaltą padaryti bando, sugniuždyti, nors gniužulas viduj pačią laiko. Pyktis, nepasitikėjimas, iliuzijos protą aptemdo. Kaip tada, kai buvome drauge, vienas su kitu, kaip kumštis pragare. Meilė šildo, norai baido, nesgi nesiskaito. Kiek bandyta, kiek dėrėta, daug matyta, bet viskas neregėta. Mažai ko patikėta, per mažai, kad būtų tikra, nors viskas tikra. Meilė tokia, jei nemyli viduje, ji praeis pro tave. Pamilk save, pamatysi šviesą tamsoje ir suprasi. Meilė visada šalia. Pykčio metu jūs ar tu? Mes kažkaip tai taip, pasikeičia. Čia mūsų iš vis atradimai, mes tai tą atrandam, bet tikrai gerų eilių sukūrėm, labai įdomios ir, žodžiu, tai čia vienas dalykų. Kitas šiaip kūrybiškos idėjos. Ta prasme, mes visą laiką taip gyvam procese, visą laiką kažką tai kūrėm, organizuojam, palaikom. Tai vat ir aš palaikau, kiek gaunasi, bet... Tai tavo kūryba, žodžiu, eilės. Ar vaikystėje, paauglystėje kažkur tave... Mano kūryba yra viskas, kur kūryba. Čia nepasakysiu, kad tik eilės, čia tik tai vienas tokių dalykų, kur iš oro mes čia pradėjom daryti. Jo, visas gyvenimas kūryba, absoliučiai. Ta pati treniruotė, kai darai, tai čia irgi kūryba. Tu nesiruoši viskas ekspromtu? Ne, nesiruošiu. Seniau ruoždavausi, bet viską, ką pasiruošiu, dažniausiai lieka. Va, tai, va, kaip ir mano klausimai. Viskas visada lieka pašoniai, tai dabar aš jau priėmiau save ir žinau, kad ateini, o minutė liko ir viskas, tik tai atidaryti čia nais. Čakras atverti. Čakras kažkokias ir viskas gaunasi. Aišku, ten jeigu reikia kažką tai labai tokio, nu, tai stengiuosi pasirašyti, bet šiaip tai... Viskas kūrybos. Dėl treniruočių tai viskas, kad tas gyvumas žmogaus irgi, aš einu ne tai, kad tenais, nu kaip pavyzdys čia sakau, kad tas planas nustatytas, ten pagal nuotaiką, pagal tuos impulsus žiūri ta ir varai. O jeigu aš ateičiau su planu, tarkim, ateini, žmogus nu visiškai dabar ne toj būsenai, kad daryti tą. Ir aš laikausi plano, nu tai man tasai griauna, tai čia kaip sako, planas be plano, kaip ir Bruce Lee sakė, geriausias stilius be stiliaus. Be stiliaus. Tai va, tas be stiliaus. Ir tas gebėjimas prisitaikyti prie aplinkybių, šiaip man atrodo labai gerai gyvenime. Nu, jo, bet
yra kur dirbti su savim daug, yra Tai čia visada. kur daryti ir yra daug dar ko nuveikti ir ypač va čia dar kapstyti ir tiek. Ačiū tau labai. Ačiū visų pirma už tai, ką tu darai, už tai, kad uždegi žmonės sportui, už tai, kad surandi ryšį su vaikais, ypatingais, neurodiversiškais ir padykusiais šiaip, kad atiduodi save per visus šitos dalykus. Ačiū, kad sutikai atsiverti, labai daug pasakė apie save ir svarbiausia, tai esu dėkinga, kad tu pats save ištraukė iš duobės ir esi čia, kur esi, nes tikrai man garbė tave pažinoti ir tikrai nenorėčiau, kad būtų kitaip. Tai džiaugiuosi, kad turi tiek stiprybės. Ačiū labai už pokalbį ir dar noriu paprašyti pasakyti, ką nors mūsų auditorijai apie ADHD, gal kokių patarimų. Ačiū tau labai visų pirma, kad pakvietei, kad užsiėmė irgi tokia veikla, labai malonu ir gera būti pakviestam. Ir dar irgi reikia daug ką lavinti, bet, žodžiu, dėkingas už tai. O dėl ADHD pasakyti, tai tiesiog gyvenkit, būkit laimingi. Kas nelaimingas, žinokit, kad laimė yra. Ir kapstykitės. Nesakykit, kad aš čia toks ir viskas. Visą laiką gali geriau kiekvieną dieną. Tai tiesiog eikite pirmin ir ten, kur nusiteikę būti, galiausiai jūs ateisite. Čia kažkaip pasakiau, bet... Labai gražiai pasakai. Ieškokit laimės savyje, kapstykitės ten giliai ir atraskit savo laimę. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū tau labai, labai miela. Jėga.